Aš Juozas, elektrikas, Antakalnio būstas. Šiandien pamėginsim pakeisti judesio jutiklį, kuris jungia koridoriaus apšvietimą gyvenamojo namo. Tam palipame kopėtėlėmis. Judesio jutikliai šito tipo nuimami pasukant prieš laikrodžio rodyklę 15 laipsnių ir atsikabiname. Po to išsitraukiam pajungimo kaladėlę. Tam reikalui reikia dar pasitikrinti fazinį įtampos laidą. Ką mes darome su indikatorium, susirandame ateinančią įvadinę fazę. Ateinanti įvadinė fazė čia 0. Pasitikrinom įtampą ir atsižymime ateinantį linijinį laidą, linija 0. Visi judesio jutikliai jungiami praktiškai vienodai. Įėjimas ateina linija 0, o rudas laidas yra išėjimas į apšvietimo liniją. Toliau imsime atsuktuvą, atsijungsime buvusį jutiklį. Šį darbą vykdome po įtampą, kadangi ant laidų yra kontaktinė kaladėlė ir prisiliesti prie atvirų laidų tikimybė maža. Ir buvęs jutiklis nuimamas. Visada stengiamės keisti to paties tipo jutikliais, kad nereiktų nuiminėti tvirtinimo elemento ir nedaryti papildomų kiaurimių lubose. Imame jutiklį ir pajunginėjame atvirkštinę tvarką, kaip nuėmėm. Tai yra išėjimo laida pirmiausiai einanti į lempų apšvietimą. Po to prisuksime fazinį laidą, linijinį. Ir po to galiniam variante prisukam nulinį laidą. Pasijungę į gnybto kaladėlę daviklio laidus, sustumėme į kiaurimę ir jutiklį galima bandyti uždaryti. Tam reikalui reikia pataikyti į fiksavimo vietas ir pasukti 15 laipsnių pagal laikrodžio rodyklę. Prisukus judesio jutiklį į vietą galima pasakyti apie reguliatorius. Kiekvienas judesio jutiklis turi apšvietimo reguliatorių ir laiko reguliatorių. Laiko reguliatorius reikalingas, kad būtų galima įstatyti švietimo laiką nuo pusės minutės iki 20 minučių. Gyventojų pageidavimų, paprastai klausėme gyventojų. Gyventojų pageidavimo optimalus variantas yra minutė 15, minutė 20 sekundžių. Mes ar tai telefoniniu, ar tai laikrodžio pagalba pasižiūrėdami ir pareguliuojame, laiką ir laukiame, kada jis sudirbs ir kada užges. Ir visas judesio jutiklio keitimo formalumas.